Šalom, mėly žiūrovai. Pateisindamas savo agresiją prieš į Europą besiveržiančią Ukrainą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas naudoja ir taip vadinamą žydų kortą. Kovo 4 dieną per daugiau nei valandą trukusį susitikimą su žurnalistais jis dukart paminėjo Ukrainos antisemitus. Что нас беспокоит больше всего? Мы видим разгул неонацистов, националистов, антисемитов, которые сейчас происходят в некоторых частях Украины и в том числе в Киеве. Kas mus labiausiai neramina? Mes matom neonacių, nacionalistų, antisemitų siautėjimą, vykstantį kai kuriuose Ukrainos vietose, taip pat ir Kijeve. Ir dar. В условиях, когда люди справедливо, я хочу подчеркнуть, и в этом я согласен с Майданом, справедливо требуют кардинальных перемен в политике и вывода на новых, абсолютно свежих людей в верхние эшелоны власти. Вот есть и опасность. Kai žmonės teisėtai nori pabrėžti, ir čia aš sutinku su Maidanu, teisėtai reikalauja kardinalių politikos permainų ir visiškai naujų žmonių viršutinėse valdžios ešelonuose, kyla grėsmė, kad kaip velnias iš tabokinės gali iššokti koks nors nacionaliūga, pusiau fašistinis elementas, koks nors antisemitas. Tokia grėsmė taip pat yra. Atsakymą Putinui pateikė jo amžinas oponentas ir dar neseniai Rusijos prezidento kalinys Michailas Chodorkovskis. Kovo 9 dieną kalbėdamas Maidane Taraso Ševčenkos 200 metų gimimo metinių proga į nemalonę patekęs verslininkas ir visuomenės veikėjas pasakė: Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов, точнее их не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Rusijos propaganda kaip visada meluoja. Čia nėra fašistų ir nacistų. Tiksliau, jų nedaugiau nei Maskvos ar Sankt Peterburgo gatvėse. Putino retorika savaime suprantama skirta ne savo šalies piliečiams ir ne ukrainiečiams. Ji nukreipta propagandai laisvajame pasaulyje, kur kartais išties suveikia. Londono laikraščio Guardian žurnalistas Jonathanas Friedlandas atrodo turėtų suvokti šio Putino triuko esmę. Panagrinėkime pavyzdžiui antisemitizmo klausimą tapusi vienu svarbiausių mūšio laukų žodžių kare už Ukrainą. Putinas nusprendė pavaizduoti save engiamų Ukrainos žydų gynėjų. Bet čia pat tvirtina: Tai tiesa, kad prieš kurį laiką Ukrainos parlamento partijos Laisvė lyderiai skelbė, kad Ukraina valdo Maskvos žydų mafiją. Rimtas pasiekimas, jei turėsime omenyje, kad žydai sudaro vos 0,15% nuo visų šalies gyventojų. Ir vadina Ukrainoje gimusią aktorę Milą Kunis purviną žydę. Tiesa ir tai, kad Ukrainos sinagogos tapo taikiniais Molotovo kokteiliams ir kad vienas žydų dvasinis lyderis taip išsigando, kad pasiūlė žydams pasitraukti iš Ukrainos jų pačių saugumui. Mes nežinom, apie kurį Ukrainos žydų lyderį kalbama. Bet jei net ir taip, tai kodėl nespėti, kad jis pasiūlė žydams pasitraukti iš Ukrainos jų pačių saugumui nuo galimos Rusijos agresijos. Kas link Laisvės partijos ir jos lyderio Olego Techniboko, tai labai autoritetingas žmogus, buvęs sovietinis disidentas, o dabar Ukrainos žydų organizacijų ir bendruomenių asociacijos pirmininkas, Ukrainos tautinių bendruomenių kongreso viceprezidentas, Ukrainos žydų konfederacijos viceprezidentas, Eurazijos žydų kongreso generalinės tarybos pirmininkas, Europos ir pasaulio žydų bendruomenių kongresų tarybos narys Josifas Ziselsas radijui Svoboda, taip pat Laisvė. Taip komentavo jo veiklą.
программе «Свободы» ничего прямо антисемитского нет, ничего прямо ксенофобского нет. Есть косвенные ксенофобские элементы в программе, которые мы тоже также отслеживаем. С трибуны парламента депутаты «Свободы» не произнесли ни одного, подчеркиваю, ни одного антисемитского высказывания, в отличие от Йобика в Венгрии, от Атаки в Болгарии. Partijos laisvė programoje nėra nieko tiesiogiai antisemitiško, nieko tiesiogiai ksenofobiško taip pat nėra, nors netiesioginių ksenofobiškų užuominų programoje yra. Iš parlamento tribūnos laisvės deputatai nepadarė nei vieno, pabrėžiu, nei vieno antisemitinio pareiškimo. Priešingai nei Vengrijos Jobbik partijos deputatai ar Bulgarijos Atakos partijos deputatai. Visa tai nesutrukdė gerai Lietuvoje žinomam Simono Vyzentalio centro Jeruzalės skyriaus vadovui Efraimui Zurofui dar prieš 2 metus įtraukti Ukrainos laisvės partijos lyderius Olegą Techniboką ir Igorį Mirošničenko į aršiausių pasaulio antisemitų 10-tuką, iškart po brolių musulmonų organizacijos, Irano vyriausybės, brazilų karikatūristo Karloso Latufo ir Europos futbolo klubų sirgalių. Josifas Ziselsas. Я думаю, в мире достаточно много антисемитских личностей и партий, намного более антисемитских, чем «Свобода». Manau, pasaulyje yra kur kas labiau antisemitinių pažiūrų asmenų nei Technibokas ir kur kas labiau antisemitinių partijų nei Laisvė. Skambus skandalas kilo, kai pernai gruodžio mėnesį į Kijevą atvyko ir Maidane kalbą pasakė Jungtinių Amerikos valstijų senatorius nuo Respublikonų partijos Johnas McCainas, kuris tiesiog negalėjo nesusitikti su Ukrainos opozicijos lyderiais Arsenijumi Jaceniuku, Vitalijumi Kličko ir Olegu Techniboku. Efraimas Zurofas. McCainas apsigavo. Jis tikriausiai net nežinojo, su kuo yra ant vienos scenos. O jei žinojo, kas toks Technibokas, tai dar kur kas rimčiau. Tai liudija, kokie nieko nesibjaurintys yra Amerikos politikai. O kadangi senatorius McCainas tuo metu buvo aršiausias prezidento Obamos santykių su Rusija perkrovimo politikos kritikas, jį savo ruoštų užsipuolė kongresmenai demokratai Hakimas Jeffries ir Yvette Clarke. Jie parašė laiškus Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriaus pavaduotojai Viktorijai Nuland ir Ukrainos ambasadoriui Jungtinėse valstijose Aleksandrui Mocikui. Abu parlamentarai pasipiktino tuo, kad Laisvės partijai pavyko prasmukti į Ukrainos aukščiausiąją radą, pamirždami, kad tai įvyko valdant Kremliaus statytiniui Ukrainoje Viktorui Janukovičiui. Yvette Clarke pabrėžė, kad negalima nekreipti dėmesio į Laisvės partijos politinę poziciją, nes jos ideologijos skleidimas grasina Ukrainos ir ES tarpusavio santykiams, pakerta šalies įvaizdį pasaulyje. Josifas Ziselsas taip paaiškino šio skandalo esmę. Последние десятилетия Ефраим Зуров зачистил Москву. И я не считаю объективной картину, нарисованную Ефраимом Зуровым. Pastarąjį dešimtmetį Efraimas Zurofas dažnai lankosi Maskvoje. Ir aš nemanau, kad jo nupaišytas paveikslas yra objektyvus. Tarė savo svarų žodį ir Izraelio pasiuntinys Ukrainoje Roivenas Din Elis. Nei valstybinėme lygmenyje, nei kokio nors establishmento lygmenyje, nei viena politinė partija, ir aš ypač pabrėžiu, nei viena, nors žinau, kad visi apie tai galvoja, nekeliamas šis klausimas antisemitizmo apraiškos. Šia korta nelošiama. Bet grįžkime prie Londono Guardian straipsnio. Kartu pabrėšime, kad šis laikraštis tikrai nedega meilę žydams ir Izraeliui. Prieš 10 metų dėl antiizraeliškos laikraščio politikos darbo jame atsisakė pagrindinė apžvalgininkė Julia Burchill. O štai mūsų dienomis Jonathanas Friedlandas rašo. Tiesa ir tai, kad jauni žydai aktyviai dalyvavo Maidano protestuose ir net buvo sudarę savo grupę pasisakiusią prieš buvusią vyriausybę. Tiesa ir tai, kad kai žydų bendruomenės lyderiai kreipėsi į naują Kijevo valdžią, prašydami apsaugoti pagrindinių žydų įstaigų pastatus, buvo suteikta neatidėliotina pagalba. Neverta pamiršti ir to, kad kai kurie žydų bendrijos lyderiai manantys, kad dalis antisemitinių išpuolių
tai prorusiškų provokatorių darbas nepasitikė naująją Kijevo valdžia, o taip pat neverta pamiršti Ukrainos žydų bendrijos lyderių laiško Putinui, kuriame prašoma jį atsitraukti, kaltinama jį veidmainiavimu ir piknaudžiavimu antisemitizmo tema. Londono laikraščio žurnalistas kalba apie štai šį dokumentą. 2014 m. kovo 4. Rusijos federacijos prezidentui Vladimirui Vladimirovičiui Putinui. Mes, žydai Ukrainos piliečiai, verslininkai ir menedžeriai, religiniai ir visuomenės veikėjai, mokslo darbuotojai, dailininkai ir muzikantai. Mes kreipiamės į jūs, daugiatautės Ukrainos liaudės, tautinių mažumų žydų bendruomenės vardu. Jūs pareiškėte, kad Rusija nori apginti dabartinės Ukrainos valdžios pamintas rusakalbių Krymo ir visos Ukrainos gyventojų teisės. Mes tikri, kad jūsų neįmanoma suklaidinti. O tai reiškia, kad jūs pats sąmoningai atsirenkate iš didžiulės informacijos apie Ukrainą netiesą ir šmeižtą. Jūsų įsitikinimas spaudos konferencijoje apie antisemitizmo didėjimą Ukrainoje netitinka realių faktų. Matyt, jūs supainiojote Ukrainą su Rusija, kur žydų organizacijos pernai užfiksavo antisemitizmo augimą. Dabar, kai Ukraina pergyveno sunkią politinę krizę, daugelis iš mūsų atsidūrėme skirtingose barikadų pusėse. Tarp Ukrainos žydų, kaip ir tarp visų etninių grupių, nėra visiškos vienybės dėl įvykių šalyje. Bet mes gyvename demokratinėje valstybėje ir galime leisti sau turėti skirtingas nuomonės. Mus gazdino ir vis dar gazdina, kad į valdžią Ukrainoje veržėsi banderininkai ir fašistai, kad mūsų laukia žydų pogromai. Taip, mes žinome, kad politinė opozicija ir visuomenės protestų jėgas pasiekusias pozityvių vykdomosios valdžios permainų sudaro įvairios grupės. Tarp jų yra nacionalistinių, bet net pačios marginalios iš jų neleidžia savo demonstruoti antisemitizmo ar kitų ksenofobijos formų. Ir mes tiksliai žinome, kad negausus mūsų nacionalistai yra griežtai kontroliuojami pilietinės visuomenės ir naujosios Ukrainos valdžios. Ko nepasakysi apie Rusijos neonacius, kurios skatina jūsų spectarnybos? O štai prezidentas Vladimiras Putinas ne visad taip, kaip tai yra su Ukraina, neigiamai žiūri į antisemitus valdžioje draugiškose jam valstybėse. Ir net neįspėjamus antisemitus, o pačius tikriausius. Dar daugiau, pats ponas Putinas yra tam tikrų Europos neofašistinių ir ultranacionalistinių judėjimų stabukas. Apie tai kitose mūsų laidose.